Taigi sveiki, brangus bičiuliai, senokai nesimatėm, bet šiandien ypatinga labai proga. Šiandien stebėsim, ar egzistuoja koks nors dugnas, kurio negali pramušti visokia leftiena. Pasirodo, Vilniui bus protestas prieš baisų Amerikos imperializmą ir žydų sionizmą. Proga tai aišku yragi užmuštas didysis ajatola ir dar krūva tenais veikėjų nugarmėjo pragaram. Bandysim patyliukais nueit pasižiūrėti, kasgi ten tokie per gyviai. Nu vat, renkasi jau lietuviai, renkasi pasmerkt baisiai Ameriką, pasmerkt sionistinį Izraelį. Iš karto matosi griniausi lietuviai. Tikrai, kokie šviesūs veidai dvasingi. Pagarba, bičiuliai, protestą atėjai? Į protestą? Ne į protestą. Tu gal geriau manęs paklaus, gerai? Ne, aš noriu bičiulio kito paklaust. O tai gal manęs paklaus, aš... Ne, man va šitas va bičiulis. Aš buvau atstovas spaudai, gerai? Ne, man tas bičiulis labai patinka. Man va tas bičiulis patinka. Ne, aš va čia vaikštau, ką padarysi? Ne, aš buvau atstovas spaudai, gerai? Ne, bičiuli, tai kaip prieš ką protestuojam? Ai. Protestas prarado dalyvį protestas. Vienas protestuotojas prarastas. Ką daryt, bet nieko, dar susirinks. Būkime ramus, tikėkime tuo, susirinks. Sveiki. Ar viskas gerai? Aišku, kad gerai. Turėjot kažkokį tokį konfliktą? Ne konfliktą, aš norėjau pakalbinti žmogų. Taip, vadovaujantis visuomenės informavimo įstatymu. Viešoj vietoj 13 straipsnių visuomenės informavimo įstatymo pažeidimo nebuvo, žmogus sveikas, pilnametis, veiksnus, viskas yra gerai, viską žinau. Neprovokavot, viskas tvarkoj. O ką man provokuoti? Aš noriu paklausti. Klausiu tik. Aš neprovokavau, aš noriu paklausti. Norėjot paklausti? Paklausiau, pabėgo. Na, liko 5 minutės. Nekaltos mergelės ir ajatolos rojuje prarado matyt viltį, žvelgdami visi iš dangaus, pamatyti gausesnės protestuotojų pajėgas. Žiūrėkit, suplevėsavo šventa Palestinos vėliava. Jo, tiesa, Irano vėliavos aš kažkaip nematau. Nu, nepadarė. Kas ten pas juos atsakingas toks už materialią dalį? O, Libano vėliava, tokia nutrimta, ne pirmas jau sezonas Libano vėliavos. Šventa Palestinos vėliava. O Irano vėliavos nėra. Kur Irano vėliava? Nebus Irano vėliavos? Ką? Kieno? Koks tavo reikalas? Šiaip nepažįstamus žmonės jūs kreipiamasi, o ne tu? Premjerės Ingridos Ruginienės ir jos kabineto, vyriausybės ir prezidento viešam išreikštam bendradarbiavimui bei paramai Amerikai ir Izraelio tikslingai vykdomiems karo nusikaltimams ir nusikaltimams žmogiškumui artimuosiuose rytuose. Jungtinės Amerikos valstijos ir Izraelis 2026 m. vasario 28 dieną pakartotinai surengė brutalias atakas prieš Iraną, sulaukdami ne ką kitą, bet Lietuvos valdžios pasisakymus, remiančius šiuos karinius teroro veiksmus. Mes čia susirinkom, nes mes negalim tylėti. Mes negalim toleruoti Lietuvos vyriausybės ir užsienio reikalų ministerijos pozicijos, kuri palaiko Amerikos ir Izraelio vidaus ir tarptautinės teisės laužymą, imperializmą ir terorizmą. Mes to negalime toleruoti. Nuo kada Lietuva
два, реве окупанта! Солідарумо! Солідару! Ізраїль! Санкцію Ізраїлю! Бойкотоків Ізраїль! Ізраїлю! Санкцію Ізраїль! Санкцію Ізраїлю! Ранкас нолі падо! Шалін! Ранкас моє рано! Šalin, rankas nuo Irano. Na, trumpiau tariant, kaip matot, gražu, pasmerktas imperializmas, pasmerktas Amerikos terorizmas. Vat. Gausa žmonių, atkreipkite dėmesį. Tikri kovotojų už žmogaus teisės. Už ajatolos teisės, nežinau. Ne, bet aš seniai, žinokit, chebra, aš seniai va tokio cirko seniai nemačiau. Aš laimingas, kad aš šiandien iš visų darbų išsisukau, kad čia apsilankyti. Sveiki, vyrai. Nu, kaip jums patinka? Žinot, kad komunistai, jie atvirai palaiko komunizmą, jie atvirai propaguoja. Propaganduoja irgi geras žodis, tinkamas. Propaganduoja ir komunizmą, ir visą kitą. Kaip jūs manot? Aš jūsų kol kas klausau, pavyzdžiui, rankas nuo Irano, pavyzdžiui. Taigi gal tikrai tas Iranas, tas ajatola nebuvo toks blogas, toks į kalėdų senelį panašus. Nu, bet per savaitę nužudo 30 000 žmonių, tai man atrodo nelabai. Negerai, ne? Žinoma, kad Nu, negerai. kažkaip negerai, ne? O kas tamsta manai jų galvoj, šitų piliečių? Nu, žinot, už pinigų, ką nepadarė žmogus už pinigais. Tai va, pasišnekėjom su vaikinais. Vaikinai, tarp kitko, iš Ukrainos, pasirodo, iš Ukrainos prieš 2 metus atvažiavęs vaikinukas, girdėjot, kaip kalba lietuviškai, jokių klausimų žydai iš Ukrainos, jauni žydai iš Ukrainos. Va, visai jauni bachuriukai labai teisingai supranta, kas čia vyksta. Beje. From the river to the sea, Palestine will be free. Genocide in Gaza and other war crimes cannot be normalized or supported by the Lithuanian government. In the face of these crimes being committed worldwide, we cannot remain silent. We cannot tolerate these injustices. Назад в Україну, фронт ждет. Хебра, čia darosi įdomu. Ir dar kažkas va ten daina. Po velnių! Запрещаешь говорить на русском языке. Обломались. Вот эти недоумные люди думали, что мне запрещено транслировать. Aš ukrainietis ir aš laisvai kalbu lietuviškai. Почему не на фронте, ухилян? Почему не на фронте, ухилян? Потому что здесь Литва, и я здесь свободный человек и могу говорить на русском Jeigu языке. jūs Lietuvoj kalbėkit lietuviškai, aš Ты мне, украинец, не приказывай, на каком языке мне на моей родине говорить. Ухилян пытается... Руку уберите. Я не цепляюсь. Да. Прекрасно. Так вы держитесь от меня социального расстояния. Вот смотрите, это Шакенас. Это Шакенас. Уберите руку. Уберите руку, Шакенас. Уберите руку. Социальное расстояние, Шакенас. Держитесь от меня, пожалуйста. Po velnių, nežinau, kur linksmiau. Ar čia, ar prie Ragelskio. Nežinau, kur yra linksmiau. Ne veltui aš čia atėjau. Ne veltui, gerbėmieji ir gerbiamosios. Ne veltui. Rankas nuo Irano! Už Izraelį. Taip, už banditus
Nesakyk mes. Nesakiau, kad A Jetalos negaila? vaikšto Jeruzalė. Geras diedas buvo. Aš gyvenu Jeruzalėje, musulmonų šebrėje verdama jau namo galvoju išpūs. Banditų šutvė, po 50 eina, po 30, po Jeruzalę vaikšto. O ko jie čia reikia? Aš jau bažnyčią bijau eiti. Ko jiem čia reikia? Tegu važiuoja kariauti. Taigi, brangus bičiuliai, kamerytė nusėdo, vis dėlto sena ta mano kamerytė. Tikrai, pasijuokiau nuoširdžiai, senai tokios komedijos nesu matęs. Tikrai patiko, nuostabus renginys. Tokia bloga nuotaika, pavasarinė vitaminozė, su perspektyva pavasarinės depresijos, o čia toks nutaikingas renginys. Vienoj vietoj tiek, švelniai tariant, ne pačių protingiausių žmonių pamatyti tikrai ne kiekvieną dieną pavyksta. Taigi, jums visiems geros nuotaikos ir laikykitės.